Gerbiami miestiečiai, su džiaugsmu pranešu, kad mūsų miesto centre bus statomas naujas pramogų ir verslo projektas. Bus finansuojamas. Palaukit! Ar galiu ateiti? Žinoma. Sveiki, ponas merė. Aš esu žurnalistas Arnas Tarpėnas. Ar galite pakomentuoti šios įtarimus? Ar tiesa, kad jūsų praeitį lydi tamsus korupcijos šešėlis? Na, visada buvo įtarimų dėl korupcijos, bet aš esu vis dėlto švarus žmogus. Mūsų miesteliui noriu tik geriausio, dėl to tikrai jokios korupcijos nepalaikau ir pats nedarau. O kaip paaiškinsite šį čekį, merė? Čia nurodyta 10 000 eurų suma, išrašyta jums. Ar tikrai šie pinigai nesusiję su šio projektavimo patvirtinimu? Čia Loretos Kazakavičienės. Aš noriu pasimelti. Pas jūs Loreta? Ko tu mane paprašai? Ramiai, kaina kokia? Ką? Kiek sumokėt, kad įlietų? Aš neįmokėčiau. Visi biškiai, ant savo. Pažiūrėk į šios čekius. Visi išrašyti Vyteniui ir Loretai. Ir viskas prasidėjo nuo to, kai Egidijus pradėjo remti jų projektą. Vadinasi, šie čekiai gali būti pradžia, reikės rasti daugiau liudininkų, kurie patvirtintų pinigų perdavimo susitarimą. Andrėjus ir Agnė dalyvavo ne viename renginyje su Egidijumi. Tai galbūt jie galėtų atskleisti daugiau informacijos? Andrėjau, Agnė, norėčiau išgirsti viską, ką žinote. Jūsų liudijimai gali būti svarbiausias įrodymas dėl korupcijos. Taip, aš buvau vakariniui su Egidijumi, kaip jis pasakė, jog tikisi, kad Vytenis jam atsilygins už finansinę paramą. tą pačią savaitę mačiau Vytenį su keletu čekių. Aš ir prisimenu, Loreta buvo tame susitikime. Ir dažnai kartojo, jog šis projektas bus naudingas visiems. Tačiau neaiškiai užsiminė apie tam tikrus susitarimus. Šie parodymai labai svarbus, dėkojame už jūsų drąsą. Sveiki, aš Rūta Lazauskienė ir šiandienos pranešimai rodo, kad miesto meras Vytenis Bendžiūnas ir vicemerė Loreta Kazakavičienė gali būti įsivėlę į korupcijos skandalą susijusiu su Egidijaus finansinėmis dovanomis. Žurnalistas Arnas Tarpėnas surinko įrodymų apie įtartinus čekius, kurie kelia rimtų klausimų dėl miesto vadovų skaidrumo. Dieve, mums tokių politikų nereikia, mums reikia švarių, o ne tokie, kurie blem parduot savo miestų už centus. Eik, Taldonai, dabar ne apie tai. Ar tu girdėjai, kad mūsų Vytenis prisidirba? Jis sako, kad iš Egidijaus projektų pinigų prisivogė. Ir aš girdėjau. Tie politikai visada iš kažkur tų pinigų turi. Aš manau, kad jie geriau apie mūsų miestą galvotų. Galbūt ir tiesą sakai, Aldona. Atsižvelgdama į pateiktus čekius, liudininkių parodymus bei įtariamųjų ryšių su Egidijumi, skelbiu, kad yra pakankamai įrodymų bylai prieš Vytenį ir Loretą. Ką? Aš nekalta. Pateikite įrodymus. Pas jūs Loreta? Ko tu mane paprašai? Ramiai, kaina kokia? Ką? Kiek sumokėt, kad įdėtų? Aš neįmokėčiau. Visi biškiai, ant savo. Šie parodymai keičia viską. Loreta Kazakavičienė yra nekalta, o Vytenis Bendžiūnas yra visų šių parodymų kaltininkas. O ką manote jūs apie šį korupcijos skandalą? Aš manau, kad Vyteniuks visada toks buvo nuo vaikystės iki dabar. Eik, Taldonai, prieš eterę vaikai pamatys. O janukai. Korupcija visuomet buvo aktuali. Taip ir Lietuvoje, taip ir mūsų miestelėje. O ką manote jūs apie šį korupcijos skandalą? Nieką nekalbėsiu aš. Nu geras tas Vytoks man leidžia miegot ant suoliukų visokių. Ką manote apie šį įvykį? Na, aš manau, aišku, Vytenis Bendžiūnas tai nuteistas teisingai buvo ir
Aš manau, kad viskas yra teisėtai. Atleisk man, mama, aš vėl suimtas, į mane alsuoja ginklas, tas rūkas tirštas, akise lėjas viskas, dar vakar naktį, aš tau žadėjau, mama, sūnus apsvaigęs, jau paskutinį kartą aš sužeistas. Ačiū už jūsų darbą. Tik taip galime mes palaikinti korupciją iš miesto. Ačiū visi už jūsų drąsą. Laisvas per vakar naktį, sirenom saidin, mama,